Tai labą dieną, čia aš vėl, čia jūsų iš mėgstamiausių ūkininkų ūkininkas, tikriausias, tai žodžiu, šiame epizode, kaip matot, aš ir turiu tos 54 tūkstančius, galvoju, kad nuskaitė, bet pasirodo kažkas kažką pridirba. Ir traktorių dar turiu, matot kaip čia? Bet palauk. Čia jeigu taip yra, nu tai... Man žodis, man vėl nuskaičiuosiu. Ojoj. Tai nežinau, nusipirksim kažkų. Kažkų nusipirksim. Tai dabar ką darom? Dabar ką darom? Nežinau, sėdam į mašiną, įvažiuojam pirkt kažkų. Nežinau, nusipirksim gal kokią vištų. Žinot, nes jau nuobodu kažkur, čia nu žodžiu, suprantu. Bet pirmiausia, reikia tą mašiną atrast. Nes tą mašiną, nu, tipo, kur mes galėjom važiuot su ją? Dabar pieškom eiti, ten reikės. Mes į ten, kur pardavinėjom medį, ten po to, nu jau. Ir dar šiame epizode ieškosim to kolūkiečio Petrą. Atsimenat, kaip sakiau? Nu, tai dabar... Tai, žodžiu, tai barška pinigai, man pas mane kišenė, vidit. Žodžiu. Va, žiūrėkit, oi. O. Mat, kiek daug turiu. Matot, girdit, ane? Na, žodžiu. Užteks kažkiek. Gerai. Žodžiu, čia gal maistą... Čia ne maistą parduotuvė. Nu, žodžiu, gerai. Gerai, dar nealkamas. Dar reikia eiti toliau ir žodžiu. Žodžiu tai žodžiu. Čia šventas žodis žodžiu. Nu, kur? Oi. Tai va, išraut ženklą galiu. Atsimenat, kaip grybavom, bet negrybavom, bet ženklų ieškojom. Tai va, parsirengdavom ženklų ir ženklų įsidėdavom į bagažinį. Tai manis taip dar ir nesugavo. Jis nesugavo. O čia priekabas yra, ojoj. Nežinot. Va. Aš vėl be rankų, be kojų, be dantų važiuoju. Na gerai. Tipo... Žodžiu, ką čia nusiperkam? Gal kokį traktorių? Oi, jau senai kokį traktorį pirkam. Oi. Šitiek pinigų tai čia. Ir dar pupsikų reikia sutvarkyti. Tai tam tą ūkininką Petrą ir reikia, kolūkiečio atsiprašau, kad man padėtų pupsiką sutvarkyti. Nes jis geriausiai kaime tvarkau pupsikus. Nežinau. Reikia skambinti ten jam. Nu, žodžiu. Čia. Nu tai pala, man traktoriai pirkti, ar kučiai? Nu nežinau, gal tokį vykštinį nusipirkt. Nu ojojojoj. O pirmiausia, mes galime skolas atsimokėti. O ką galim padaryti? Nu, dar skolų niekas neprašo, tai dar nesmokės. Ar gal man būti sąžiningų žmogų, nu, atiduoti viskų? Nu, velniop. Tebūnė. Gerai, nu ką čia man daryti? Tiek daug pinigų, bet nežinai ką pirkti. Čia tiesiog nesąmonės. Tikriausias nesąmonės. Žinau, čia keista žiūrėti, ką aš noriu nusipirkti. Žodžiu, perkam traktorių. Tai bus gerai. Gal... Nu, davai būsiu sąžiningas gal žmogus.
Žinot, vis tiek Dievas mato ten viršum. Čia, oi, pabaigsiu čia kontraktą tu. Nu, davai. Oi, bet turiu pinigų biškį, liko. Užsiliko, 11 štukių. Bet matėt, kiek aš prieš tai turiu. Bet dabar aš sąžiningas žmogus, man dabar širdies neskauda. Nu, žodžiu, gerai. Dabar niekada negali nusipirkti, nu, rainas, va, minusai prie sąžiningas žmogus. Va, dabar padainuot galiu. Živarau pasvažinėdavau, kažką rasti. Ten tą krūmą su traktoriu pažiūrėti reikia, ten gal parduočiau. Oi, tas savo. Pala. Tas reikia. Čia reikia. O kas čia yra? Žinai, oi. Tipo džendyrus apsiverti. Nu, žinai čia. Ką šiandien tokį paliko? Nu, žiūrim. Nu, tipo, kad galiu įlipti, bet ar užsikurs? Jau bandau kur. O. Sukiojasi rankas įpiškėjo taip. Rangas. Jie turi šiek tiek kombainas, čia kaip Kirovas, kaip tai amerikoniškas. Oi. Nu, biškį užstrigam. Nu, gal išjungti. Ai, elektrinis čia ką čia? Su to elektrą daryti. Ta gal krūmuose pažiūrėti. Gal jis koks geresnis. Atsimenu, nenorėjau aš jo liest, bet, nu, tipo, labai zgundo man. O, va. Kiek čia to dyzelio yra? Oi. Nu, davai, nu, pavažinėjom, nu, biškį, nu, pasižiūrim, nu, komfortiškas koks. Toks pasiliko, gal. Ne, mes neįms. Parduosim, va ką padarysim. Parduosim, turėsim pinigų. Ir, oi, nu, Belarusas man labiau patinka. Tai aš Belarusą ar neišduosiu. Tai davai, reikia parduoti. Nu, kokį Kirovą nusipirksiu tada. Oi. Nu ką? Nu ką, tu pinigų dabar turi? Nu. Вот. Dabar ką su pinigais daryt? Dabar nebeįdomu nieko veikti. Tai pinigais. Eina sako, skambinsiu aš teatrui ten. Sakau, reikia man tūsų tvarkyti. Oi, aš neįstrigau. Okei. Nu, pervažiuosiu namo, skambinsiu man. Sakau, pupsiku reikia sutvarkyti. Nes pupsikas kažkaip nebevažiuoju. Nu, kad, nu, jo, nu, apsivertęs buvo kelis mėnesius ten galėjau. Nu, bet, nu, nieko kad. Gal dar gyvus. Nu, tipo, kai važiavom, tai viskas gerai buvo. Nu, bet. Ką čia? Oi, čia mano laukia, nu gerai. Mano laukia tai negailiu. Galite, bet pamatysi mano laukia, gal ir atėjus, ko būtų pasakyti. Mano žemė ir patikėsiu. Oi, ei, nu, dabar tai nebet patvarkamas naudotis.
Dabar tai jau nebepatvarkys. Išjungiam. Išjungiam, gerai, išjungiam motorą. Nu, žiūrėkit. Klausykit. Nu, matot, jis išjungia. Gerai. Žodžiu, varau namo, pasimsiu telefoną. Eis gal garažą. Nu, po garažą pasimsiu. Gal paskambins kažkaip. Kaip su Kercheriu skambinta, ką čia? Iš namų telefoną pasiimsiu. Va, per šlangą šnekės. Ne. Nu gerai, skambinu. Alio? O, sveiks. Nu, kada grįšiu, aš grįšiu po kalėdų. Po kalėdų? Nu, Oi, nu žinai, po kalėdų čia kiek laukt reikia, nu tai... O tai kaip tu? nu, būtent po miestelį. Alio? Ko? Ai, girdi gerai, čia biškai pas mane ryšys netinkamas. Nu, pas mane tai čia Amerikai viskas gerai. A, tu Amerikoje? Nu, Tai gal kokį džandyrą nori parvežti? žinai, tu pupsiką nuvažinai. Va, kaip tik apie pupsikų šnekam, tai va, kaip tik reikia tavo pagelbą sutvarkyti vieną. Nu, tai jau sakau, grįšiu, tai tais po kalėdų. Nu, žiūrėk, paklausyk, jis net neusikui. Tuoj. Nu, matai, girdi. Nu. Nu, paklausyk. Va, tu. Tu ten visas šlangas persitikrink, gal tu bėga kažkur kas. Na, nu nežinau, čia man tai atrodo, kad čia su kažkas gal koks stumoklis perdegė. Čia nežinau. Nu, tai gerai, kad aš grįšiu Lietuvon, tai sutvarkys. Žiūrėk, grįši. Nu, bet davai, nu kažkokį mažesnį džundyrą parveš. Nu, mažesnį, tokį. Pažiūrėsim, palyginsim, žinai, ten tos, kur kaip virvę reikia traukti, tai pritvirtinsim virvę prie džandyrą ir Belarusų, oi, palauk, ir žiūrėsim, kas patims daugiau. Gerai. Reikia dar prie Kirovo, nu, Kirovo neturiu. Tai va, žodžiu, krūmuose radau vieną traktorių, jį pardaviau ir dabar turiu labai daug pinigų. Ką man dabar su jais daryti? Nu, nežinau, gal gazelką nusipirk. Gazelką aš jį turiu, bet reikia man ją tvarkyti. A su kuo Nu, tai tvarkyti? sutvarkysi, kada grįšiu. Nu, žodžiu, gazelką tai aš galiu sutvarkyti, jau žinau, aš nusimanau čia gazelką. Tai žodžiu, Gerai. nu tai žodžiu, aš manau tvarkysiu gazelką. Nu, gerai, tvarkyk, aš grįšiu po kalėdų. Nu, davai. Va. Davai. Nu gerai, dabar, žodžiu, pakalbėjom su Pietru. Dabar nežinau, tvarkysim gazelką. Ką, reikia čia? Gal palauk, pirmiausia reikia įsirengti vištom kažkų. Vištom, va, tuoj. Oi, čia kur čia statyti reikia, oi, ne. Kaip čia su dronu, o, matot, čia mane išmokė kaimo berniok su dronu skraidyti. Na dabar čia sako, reikia pasidaryti kažkokį pasidaryti. Ir kaip čia, tipo šitus, čia animalės, čia, oi. Nu gal kokį skiaulis laikyti. Nu davai vištų biškį reikia. Vat vištų, oi kaip, man kaip myliu vištus. Jie atsimenu vaikas būdamas, aš vištus tik valgydavau, bet atsivalgiau, tai dabar nebevalgau. Nu žodžiu, tai žinot, labai mano tragiškų vaikystė. Nebegaliu vištų valgyti, alergiškas.
O, čia, o. Klaustuką gal suvalgys. Bet tas klaustukas nelabai patinka. Nu tai buvo ne, gal peršalsiu, tada suvalgys. Davai biškai reikia, čia. Neingels gal. Čia. Davai kažką pastatysiu bičių. Jau girdisi man. Per ausį. O, gerai. 4 šitie, o, tuos tik gerai. Puiku tiesiog. Va, čia surinkimas bus. O, va, surinksiu čia jas. Na, gerai bus, o. Ką dabar čia man daryti? Tai sakau, gazelkų tvarkys. Gazelkus tai. Nu, gal gazelkų jau nefilmuosiu, kaip tvarkys. Pagalvoju. Tai tiesiog gal. Gal vištam valgyti, net. A, bet aš tai vištų neturiu, reikia pirkt. A kur čia? Pirkt jos? O, čia kažkur sakė. Čia kažkur, o, čia. Opa. Nu, 10 vištų. Ir 10 gaidžių. Gal, turim dabar vištų ir gaidžių. Nu, žodžiu, ojoj. Vištytės mano gaidžiukai. Kokie jūs gražūs. Nu, necypauk čia man. Net necypauk. Nu, žodžiu, dabar reikia... Ką čia? Nu, pupsikas nevažiuoja, tai su juo nevažiuosiu aš. Traktorių vėl atėmė mano traktorių. Nu, Belarus paveš, aišku, kokius. Nu, bet žiūrint ką paveš. Ten puikiai veža visų, su kuo aš dabar dirbu. Bet, nu, žinot, reikia kažką jau norisi biškai prabangiau kažko, nu, gal koks Kyrovas irgi tik. Nu, jo, važiuojam. Oi, kaip krato, oi. Nu, o, kaip namuose. Nu, ne namuose, man tipo, kaip vaikystėje važinėdavausi traktorių. Nu, aišku, nepirkdavau namų mano tėvai, nu, tai aš traktorių miegodavau pas senelius. Tėvų. Tas jau buvo labai senai. Oi, neįsivaizduoju. Oi. Čia man duris darinėjas, einas, tu savo, nu. Nu, dabar žinokit vaikai, jeigu vaikai žiūri čia, tai jeigu apsiverčia traktorius, nu, tiesiog nebevažinėkit jais. Tai tiesiog užsidarykit duris savo. Žodžiu. Jeigu apsiverčia traktorius, kažkokią kitą profesiją susigalvokit negu ūkininkavimas. Tada vaikščiot reikia, vaikščiot nepatinka. Tai išvis, aš priekabus nepasiėmiau, eina savo, kaip čia. Reikia dabar va tų, o gal apversi biškai, nu nežinau. Gal reikia bandyti. Dar tokius. Ten atsimenat kaip su benzino baku, ten aš apverčiu Belarusų, o ne, pupsikų. Maišau netuikti. Sūkis. Daro, o. Oi. Biškai apsiverčiau, gal man nieko tokio. Ai, nu žodžiu. Gerai.
Nueisiu. Vis tiek, saka, sportas, jėga. Tai jo. Kai pasportuoju, į net geriau pasidaro. Nemeluoju. Ja, tu senai aš pas Antaną buvau. Antanas, nežinau, gal jau mirė, jau nuėjo. Jau Anapilin. Na, gal dar reikės kaiminystė vyras, reikia paskambinti kaip Petrui. Bet Antanas, nežinau. Jis čia dar gyvena, man rodos. Na, gal ar ne. Nu, įlipti reikia, oi. Nu, gerai, žodžiu, apversim Belarusą su šitu. Kažkokia, jie kaip čia važiuoja? Ai, taip pavažiuojus. Atversim Belarusą ir būsim visi laimingi. Tik labai lėtai įsivažiuoju. Tipo... Pala. Bet jeigu jis apšviečia, tai kas jie apverčia? Nu, čia tai, nu, tipo, jo, nesąmonės. Tipo, jis bendrauja su kitais traktoriais, bet kiti traktoriai su juo nebendrauja. Čia gėda tiem traktoriams. Oi, čia, koks žiūrėkit, koks mielas čia šitas. Čia mano augintinis. Oi, nesąžininga, ne? Nesąžininga. Nu, nebent koks frontalinis kas padėtų jam. Nu, frontalinis nepadės. O čia šiaip, o, tai buvo labai gerai matas. Bet biški nestabiliai važiuoju. Biški sirguliuoja jau, nu, rugsėjis. Nieka gero. Reikės man anksčiau eit miegot. Dabar nuleidžiam. Nebematau Belarusą, va, kaip oi, va. Čia pralyja, prato. Galvoju, čia stiklus, o kaip čia? Na, čia stiklus, gerai. Gal tiesiog neužuodžiau, kad man lyja ant galvos. Galvoju. O, aplečia. O, kaip naujas Belarusas. Nu, biškai aplamdytas dabar, bet. Nu, nieko to. Tu čia stovėk, priparkuosiu aš čia tave. Jeigu kažkas tau trenks, kovok atgal. Gerai, dabar... Ai, mes priekabą pamiršom pasiimti. Bet tu eina senu, čia reikia dar sudėdėti. Arba mums to reikės irgi vis tiek. Vis tiek priekabą. Kažkaip reikės grūdus. Pavyks kažką gaminti. O, važinėjom. Žiūri, kad laikyti. Aš taip pagalvoju. Toks geras pagalvoju, nežinau. Tai labai. Nu, žodžiu. Čia. Popo. Šalį, Europą. Ta pusė. Ai. Supratau. O. Nebraskim karštai. Atsiprašau, aš tiesiog labai dažnai pasakėjau. Važiuoju su Belarusui, nežinau ką darau. Gaidys čia įstriga į svalgą, o ten dar valgyti yra. Oi, nu nežinau. O mano šuniai kaip ten. A mano šuniai blogai, man rodos. Aš turiu šunį iš vis. O man rodos, aš šunio neturiu. Tai kaip man kažkas į mano šunį, jeigu šunio neturiu. Tai čia tai problema, nežinau. Na, važiuosim kartu su to. Davai, biškiau, jį. O čia greičiau važiuoja, jeigu šuo čia degtyvinį variklį. Jeigu biškiau padės, biškiau greičiau važiuoju, nu.
Nu, važiuojam, abudu. Eik. Ne, nu gerai, abudu nevažiuojam taip. Nedraugiškas jau kažkoks. La. Dabar, čia va, gerai, stop, gerai. Mano sustoja belarusai, kai jam pasakau, kas šitaip nudrožinėjo? Nu, belarusai pasakysiu, tu man viską, aš juos pridaužysiu, kas tai padarė tau. Oi, neįsivaizduoju. Gerai, dabar reikia nusipirkti valgyti jam. Ne jam, čia vištam. O, vištam. Nu, nežinau, gal ir pats paragaus. Pakeliu aš tokį? Ai, nepakeliu. Per slabakos. Oi. La. Nuobodinos. La. Nesusakyk, kad ant tas apsvertis. Neapvertė tavęs nieks. Girdi mane. Nu, aš nežinau, su kuo aš kalbos iš vis. Man, va, Petras Argelė padėjo. Žodžiu. Nu, net. Tai aš jam vėl paskambinsiu gal. Nežinau. Nu, ne, gal reikia netrukdyti ten. Vis tiek Amerika ten gal super svarbius dalykus daro. Nu, gal. A gal meluoja, a gal jis tiesiog čia slepiasi nuo manęs, nu, tingi dirbti iš. Nu, žiūrėsim, jeigu John Deere parveš, tai reiškia, jis buvo Amerikoje, jeigu neparveš, tai reiškia, kažkur slepiasi. Tai nežinau. Lietus. Aš bėgu greičiau nuo Rusijos, aš važiuoju. Na, atvarys Petras. Nu, pažiūrėsiu, patikrinsim tada. Gal... Nu, bet kaip iš šitas trūkdo? Bet jeigu būtų zombie apokalipsė, jeigu nebūtų va šito daiktą, tai aš tiesiog važinėčiau su tokiu. Tiesiog pasimčiau ginklą ir iškišęs galvą. Nu, tipo, va ten, va čia, va kažkas stovėtų. O aš čia vairuočiau, ten išstovėtų ir sušaudytų su ginklais. Nu, žinau, su ginklu negalima, o gersim. O čia gal tas, kur aš pamečiau, nesanau. Na, žodžiu. La. O. Biški susipils. Dabar antrų palėti. Va. Laužim dabar. Oi.
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вишна dabar valgyti turės. Vat kaip laimingas bus tikriausiai. Dai, važiuojam. Nepatems Belarusas jau? Ai, gerai, patems. Labai lėtai išvažiuoju dabar. Vietose tu taip sveika važinėt Belarusas? Oi, nemanau. Oi, nemanau. Ai, va, gerai. Tikriausiai biškį techninės problemas buvo. Žinot, atvažiuos pas Petras Belarusus aplankysim iš kur. Jis ten tas Petras Palūkį buvo mechanikas. Jo, abudu mechanikai buvo. Tam, kai Palūkis dar vykdavo tenojų. Nenoriu net prisimint, kaip visi vojimo. Na, tai tipo, suprantat, reikėjo, jeigu pavogė bulvę, jie tau išmušdavo daryti. Tai va taip pat baisiai buvo. Nu, bet ką kalbėt apie kiaulis? Kiaulis pagrobė, vienas draugas pavogė kiaulę ir tas draugas nebemačiau, bet kiaulę pamačiau, kad jį dar vaikšto. Nu, žodžiu. Nebėra draugo, bet ir kiaulė. Nu, žinot, vaikai baisiai tam Palūkį buvo. Valgyt nebūdavo, nu valgyt būdavo, kad ten vis tiek duodavo patiek pat. Turit valgyti savo, ne? Vištukė, mama. Valgyti turi, gerai. Dabar jau reikia... Nesakyk, kad užstrigavo aš jau. Ai, gerai. O. Nu, žodžiu, nežinau. Pasirūpinom biškį ūkiu. Reikėtų gal baigti šitų epizodą, tai... Vis tiek čia nebemontuosiu, nes nieko neadriausiu. Nu, žodžiu. Gal visą gerą jau pasakysiu mane. Jau visą gerą. Nu, davai. Sutvarkysiu gaziausią per tą laiką. Tai žodžiu, laiką ir subscribe. Laiką ir subscribe. Nėra laiko, nėra subscribe, nėra progreso. Nėra ir video. Nu, tiesiog, nu, negaliu. Tiesiog. Suprantat. Nu, aš nenoriu būti griežtas, bet man reikia laiko ir subscribe. Man reikia pasirodyti klasiai. Va. Kodėl aš čia atsisėsiu į Belarusą ir kur mėgosiu, žiūrėsim, kiek laiko gausiu. Davai. A, nu, žodžiu. Gerai. Gal ne Belarusą mėgosiu gal geriau. Gal varau mėgoti aš. Rugsėjo 3 atsikelsiu. Nu, davai.